Sveiki atvykę į trumpą nuotolinį kursą Lyčių lygybė darbo rinkoje. Šis kursas padės ugdyti gebėjimus, atpažinti esamus stereotipus ir kovoti su diskriminacija darbo rinkoje. Norinčius daugiau sužinoti apie kursą, kviečiame pažiūrėti trumpą animacinį vaizdo įrašą. Pradėkime. Lyčių lygybė naudinga visiems. Laimingesni santykiai, nauda ekonomikai, geresni verslo rezultatai, saugesnė aplinka, geresnė sveikata, kokybiškesnis vaiko gyvenimas. Šį nuotolinį kursą sudaro 5 temos: dalyvavimas darbo rinkoje, moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas, darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, lyčių segregacija priimant sprendimus ir darbo rinkoje, stereotipų darbo rinkoje įveikimas. Dabar trumpai pristatysime kiekvieną temą. Moteris ir toliau nepakankamai atstovaujamos ES darbo rinkoje. 68% moterų dirba palyginti su 79% vyrų. Moteris įgyja vis aukštesnę kvalifikaciją. Europos universitetus baigia daugiau moterų nei vyrų. Tačiau moterims yra sudėtingiau įsidarbinti jų kvalifikaciją atitinkančioje srityje ir pozicijoje. Taigi moterų galimybės darbo rinkoje yra ženkliai mažesnės nei vyrų. Darbas yra geriausias būdas ekonomiškai galinti moteris ir skatinti jų socialinį įtraukti. Šiame modulyje sužinosite, kodėl svarbu, kad moteris darbo rinkoje dalyvautų lygiomis teisėmis su vyrais ir veiktų diskriminaciją dėl lyties. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis – tai moterų ir vyrų vidutinio valandinio bruto darbo užmokesčio skirtumas. Jis grindžiamas tiesiogiai darbuotojams mokamų atlyginimų, neskaičius gyventojų pajamų mokesčių ir socialinio draudimo įmokų. Apskritai moteris per valandą vidutiniškai uždirba mažiau nei vyrai. ES moteris per valandą uždirba vidutiniškai 13% mažiau nei vyrai. Darbo užmokesčio skirtumus lemia keli veiksniai. Skirtingi moterų darbo modeliai dažnai susiję su karjeros pertraukomis arba darbo modelių pokyčiais, kai reikia rūpintis vaiku ar kitais giminaičiais. Lyčių segregacija mažai apmokamuose sektoriuose, darbas ne visą darbo dieną. Kai kurioms moteriams už tą patį darbą mokamas mažesnis atlyginimas nei vyrams. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis yra daugiau nei tik skaičius. Tai svarbus moterų ir vyrų nelygybės simbolis. Tai daro neigiamą poveikį šeimoms, ypač vienišoms motinoms ir jų vaikams. Be to, dėl to moterims mokamos mažesnės ligos pašalpos ir pensijos. Tai didina vyresnio amžiaus moterų skurdo ir socialinės atskirties riziką. Nuolatinis vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas trukdo naikinti stereotipus apie vyrų ir moterų vaidmenis darbo rinkoje ir visuomenėje. Šiame modulyje sužinosite daugiau apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus, jų priežastis, pasekmes ir galimus būdus jiems mažinti. Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra – tai pusiausvyra tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. Nors vis daugiau moterų įsidarbina ir dirba pilną darbo dieną, jos vis dar atlieka didžiąją dalį namų ruošos darbų ir rūpinasi vaikais bei kitais šeimos nariais. Kad tiek vyrai, tiek moteris galėtų vienodai dalyvauti darbo rinkoje, globos pareigos turi būti padalytos po lygių. Darbo tvarka turi užtikrinti geresnę darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Be to, siekiant palengvinti moterų įsitraukimą į mokamą darbą, labai svarbu, kad būtų prieinamos, įperkamos ir kokybiškos priežiūros paslaugos. Geresnis priėjimas prie aukštos kokybės priežiūros paslaugų turėtų padidinti moterų galimybės pradėti dirbti arba išlikti darbo rinkoje. ES statistiniai duomenys rodo, kad ir tėčiai, kol dar maži vaikai, taip pat norėtų dirbti sutrumpintą darbo laiką. Vyrų siekius būtų galima patenkinti pasiūlius šeimoms geresnės ir vienodesnės darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo sąlygas. Pavyzdžiui, mokamas tėvystės atostogas ir gerai apmokamas tėvams skirtas vaiko priežiūros atostogas, tėčio mėnesius. Vyrai, kuriems tenka globos pareigos, taip pat turi teisę prašyti lanksčių darbo sąlygų, pavyzdžiui, trumpesnių darbo valandų, lankstaus darbo laiko ir galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Šiame modulyje bus parodyta, kaip darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra gali padėti geriau dalyvauti darbo rinkoje.
Lyčių segregacija – tai moterų ir vyrų atstovavimo darbo rinkoje, viešajame ir politinėme gyvenime, neapmokamų buities darbų namuose ir globos pareigų pasidalijimo bei profesijos pasirinkimo skirtumai. Nevienodas moterų ir vyrų susitelkimas įvairiose darbo rinkos sektoriuose yra nuolatinė ES problema. 3 iš 10 moterų ir tik 8% vyrų dirba švietimo, sveikatos priežiūros ir socialinio darbo srityse, tradiciškai mažai apmokamose sektoriuose. Kita vertus, beveik trečdalis vyrų ir tik 7% moterų dirba mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse, geriau apmokamose sektoriuose. Šiame modulyje bus paaiškinta, kas yra horizontalioji ir vertikalioji segregacija, kaip lyčių segregacija lemia vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus ir kodėl būtina ją mažinti. Lyčių stereotipai visose gyvenimo srityse daro didelę įtaką profesijų, specialybių ir darbų pasirinkimui. Jie yra profesinės, sektorinės ir hierarchinės segregacijos tarp moterų ir vyrų pagrindas. Lyčių stereotipai susijęs su globos pareigų pasidalymu daro neigiamą įtaką moteriams ir jų karjerai. Moteris dažniau renkasi darbą ne visą darbo dieną, o tai turi įtakos jų pajamoms per visą gyvenimą, įskaitant pensiją, bei karjeros galimybėms. Stereotipinės vyriškumo normos taip pat trukdo vyrams pilnai atlikti tėčio pareigas ir prižiūrėti vaikus. Modulyje bus paaiškinta, kodėl būtina įveikti ir panaikinti lyčių stereotipus, ypač susijusius su tradicinėmis moterų ir vyrų profesijomis ir darbais. Peržiūrėję šį įvadinį vaizdo įrašą, tęskite mokymąsi nuotolinėme kurse. Linkime sėkmės mokantis ir aktyvesnio dalyvavimo darbo rinkoje. Ačiū, kad žiūrėjote. Dabar galite eiti į kursą.